Gerai, tai pradėkime mūsų diskusiją. Aš galvojau pradėti ją, kaip visada moderatoriai pradeda pristatydami pašnekovus, bet už tai padarė šitą darbą už mane. Tai man reikia pradėti nuo klausimo. Ir tema, kaip jūs ir žinote, yra užrašyta religijos, sąžinės, žodžio laisvė ir jos ribos. Šiluvos deklaraciją apmąstant. Tai bandysime šiandien mes kalbėti apie religiją, sąžinę, žodžio laisvę ir ribas. Man atrodo, kad šitos savokos labai svarbios ir ypatingai laisvė. Nes šiandien, pažvelkime į vakarų pasaulį, mes ne tik tais į Lietuvą, tai mes pamatysime vieną dalyką, kad tiek įvairūs politikai, tiek įvairūs visuomenės veikėjai, tiek apskritai visuomenė kalba apie laisvę. Kad mes, vakarai, tai yra esame laisvės visuomenė, esame laisvi rinktis ir laisvi būti. Bet ar ta realybė mūsų nėra tokia, sakykime, jau šiek tiek kitokia, besiskirianti nuo šitos retorikos? Ką aš turiu omenyje? Jeigu paimsime kokią 30-40 metų laikotarpį, būtent Europą, Ameriką, mes pamatysime tokį vieną labai įdomų dalyką, kada, sakykime, tai, ką galima pasakyti, valdžios yra toksai išskaidimas. Tai yra, siekia iš principo, iš politikų, kurie renkami ir kurie atstovauja piliečius, rinkimų būdu, jie turėtų atstovauti. Iš jų vis po truputį buvo atimama galia ir valdžia per įvairiausias institucijas, biurokratinės, biurokratija visada egzistavo, tas buvo, bet kartu kuriant įvairiausias komisijas, įvairiausius ekspertus, įvairiausias institucijas, ekspertų grupės, kurios vienaip ar kitaip patarinėja, turi tam tikras galias, vienais ar kitais klausimais spręsti pačius įvairiausius klausimus. Ir štai, lygtais atrodytų kaip ir neblogai, bet kokią mes matom situaciją, kad tos įvairios patariamosios ir ne tik tais patariamosios institucijos yra per ilgą laiką paimtos vienos ideologijos. Amerikoje, sakytume, woke ideologija, Europoje, ta vadinamoji leftistų ideologija, ir institucijos nėra jau ideologiškai neutralios. Kaip pavyzdys, ar ne? Jums geriau žinomas tas atvejis, kada Laisvos visuomenės instituto projektas yra atmetamas vien tik tais dėl to, kad jos nariai šitą instituciją pasisako prieš Stambulo konvenciją, kuri dar nėra netgi Lietuvoje priimta. Tai valstybės tarnautojas mokesčių mokėtojų pinigus, ne jo pinigai tai yra, mokesčių mokėtojų pinigai, bet jisai nusprendžia, ideologiškai nusprendžia, kad štai nepaisant to, koksai yra projektas, net apie patį projektą nieko nesako, ar jisai geras ar blogas, bet vien tik tais tai, kad ideologiškai yra Laisvos visuomenės institutas kitoje pusėje, jisai nevertas dalyvauti konkurse ir gauti paramos, mokesčių mokėtojų paramos. Nes, kaip žinia, valstybė pati pinigų neturi. Ir institucijai, ministerijos, tai nėra jų pinigai, tai yra mokesčių mokėtojų pinigai. Tai štai tiek daug laisvės, kada kalba politikai, mes visi žiniasklaidoje vis kartojame, bet ar tos laisvės iš tiesų tam realiam gyvenime vakaruose nesumažėjo? Ir aš kreipiuosi į jūs, nes jūs irgi kalbėjote savo beveik prieš metus, rudenį, ar ne, apie ideologinę kolonizaciją. Popiežius Pranciškus tą kalbėjo, tai man atrodo, ta ideologinė kolonizacija ir įvyko būtent per įvairias institucijas užimant
tik tais tam tikros ideologijos žmonėms ir per tai jie tą ideologiją vis propaguoja. Ką daryti šitoje situacijoje krikščionims? Lysti atgal į katakombas, buvo toksai laikotarpis, užsidaryti ir kelti revoliuciją, barikadas čia, žodžiu, surasti, ar surasti kitas pasipriešinimo strategijas, nes nepaisant tos laisvės retorikos, laisvės vis junta mažiau ir ypatingai krikščionys, kurie šiaip, man atrodo, daug čia irgi nereikia pasakot, bet sakykime, krikščionių, sąžiningų krikščionių būti viešoje erdvėje darosi vis sunkiau ir sunkiau. Prašau. Pradedant kalbėti apie laisvę, turbūt reikia startuoti nuo kalbos apie tiesą. Ir aš manau, kad šitos temos yra taip susiję, kad jeigu mes neišdiskutuojam tos tiesos sampratos, kurios stovi laisvės pagrindimas, tada pati laisvė sunkiai apibrėžiama. Tik skaičiau įdomią statistiką. 1955 metais apie 70% Jungtinių Amerikos valstijų katalikų lanko kas sekmadieninės mišias. Fultonas Šynas, vyskupas, tuo metu kalbantis per televiziją, yra numeris 1 per transliavimo reitingus, kiek žmonių klausosi tuo metu, reiškia, jo kalbos. Tai reiškia, toks susidomėjimas ir tokia žmonių nusistatymas ir atvirumas, kad atrodo savaime suprantamos tiesos, kaip ta Amerikos konstitucija sako, mes laikome jas savaime suprantamom. Vakaruose staiga ateina laikas, kai savaime suprantamos tiesos nėra savaime suprantamos. Ir tai, kas buvo anksčiau, taip priimama, lengvai sakytume, ir atvirai ir gausiai, žiūrint į susidomėjimą žmonių ir praktikuojant tikėjimą ir klausantis Fultono Šyno, tas populiariausia laida, įsivaizduojat, visoje Amerikoje. Pradėjo eiti į tą pusę, kur, pavyzdžiui, 1991 metais popiežius Jonas Paulius II išleidžia encikliką Centesimus Annus, minint 100 metų po Rerum Novarum. Enciklika tokia, kad sujudina ne tik tai bažnyčios, bet ir sekuliarią žiniasklaidą. Ir man buvo labai įdomu skaityti įvairias reakcijas iš ekonomistų, nes šiaip Jonas Paulius II, rašydamas šitą dokumentą, sukvietė pačius garsiausius tuo metu ekonomistus pasaulyje į Vatikaną pasitarti. Mintis buvo, kągi galime pasiūlyti kraštams po komunizmo žlugimo. Ir kas tai galėtų būti optimaliausia versija, ekonominė prasme, kad atstatyti tuos kraštus. Tai buvo tarp tos komandos žmonių, kurie ištarė pirmiausia popiežiui, taip sako, ačiū, kad jūs mus čia pakvietėt, kad pasitikėjot, tarp mūsų kalbant, kas ta enciklika yra. Tai buvo įvairių žmonių. Tai vienas iš jų buvo toks Michael Novak ir iš jo pasidalinimo žinau šitą istoriją. Ir rašė tikrai labai stiprus protai, vienu žodžiu konsultavo popiežių. Ir enciklika tikrai labai graži ir tada reakcijos. Milton Friedman, kuris buvo Čikagos mokyklos ekonomistų, reiškia, atstovas, labai, reiškia, kaip čia pasakius, gerbiamas, nors aišku,
tos liberalios ekonomikos šalininkas, sako, skaičiau aš tą encikliką, visai patiko, ką popiežius rašo, bet vienas sakinys man šiurpą kėlė. O sakinys buvo maždaug toks, reiškia, kad be tiesos sampratos, be tiesos apie žmogų ir apie Dievą sampratos, demokratija nesunkiai virsta totalitarizmu. Taigi, be tiesos sampratos. Tada Milton Friedman sako, kas nustatė tą tiesą? Kas tiesos, reiškia, yra tas autorius? Ir mums katalikam tai kaip ir savaime suprantama. Tačiau sekuliariai bendruomeniai tiesos samprata iš tikrųjų yra susitarimo dalykas. Nėra tos kažkada minėtos savaime suprantamos tiesos, kurią mes katalikai per prigimtinį įstatymą suprantam. Ne? Dabar skaičiau šitą Dignitatis Infinita. Šią savaitę pasirodė labai simpatiškas dokumentas tikėjimo kongregacijos. Tai pradžioje tai ten iš vis sako, net tikėjimo čia nereikia. Čia protu suprantamos tiesos. Ta, ką jūs dabar čia girdėsit, tikėjimo net nereikia. Tu, jeigu sveikai mastai, naudoji logiką, tu turėtum suprasti, kas čia parašyta. Tai iš tikėjimo kongregacijos toks sakinukas pirmam skirelį, sakyčiau, stiproka. Tai čia neįsigilinus daug, čia tik permetus akim, ten gal daugiau yra. Tai bet mintis yra, kad mums yra prieinamos tiesos ir tada jos, kaip čia pasakius, nenaudojamos tam konkrečiam gyvenime arba apibrėžiant tą pačią laisvės sampratą, tikrai tampa pavojingos, tikrai popiežius teisus, kad nesunkiai gali virsti totalitarizmu. Ir atsisveikint su ta pačia laisve, kurią mes taip vakaruose gerbiam. Ir aš manau, šitą mechanizmą, kaip tas atsitinka, panagrinėti, yra dovana krikščionių visuomeniai. Nes ką mums daryti dabar? Vienas variantas eiti katakombas, kurti oazės ir atsitraukti ir jūs ten gyvenkint kaip išmanot. Bet aš manau, kad gailestingumas ir krikščionio misija būti tuo raugu ir šitą logiką, tiesos sampratą dovanoti su karšta širdim, kadangi tai yra prisidėjimas prie išgelbėjimo misijos, apie kurią viešpats Jėzus kalba ir mes jį vadinam išgelbėtoju. Tai gal mes galim būti jo komanda toje misijoje, kur padovanojam sampratą ir tokiu būdu išgelbėjam vakarų visuomenę nuo totalitarizmo. Aišku, čia labai gali skambėti taip su pretenzijom išgelbėjam. Bet švelniau pasakius, padovanojam savo pasaulėžiūros versiją, savo įžvalgas, kurios turi 2000 ir daugiau apmąstymo istoriją, dėl to neatsiprašinėjam, esame rimto veido ir karšto širdies, pasak profesoriaus Juraičio. Ačiū. Iškelti iš tiesų rimti klausimai laisvė, bet tiesos tikriausiai yra neįmanoma. O kas yra tiesa šitam postmoderniam pasaulyje, irgi labai rimtas klausimas. Bet ir kas yra sveikas protas, ar ne? Irgi iškyla dėja postmoderniam pasaulyje tai, kas savaime suprantama, jau sveikas protas, jau lygtais tai į tai negalima referuoti. Kur tai gali nuvesti, mes matome irgi tuos absurdus, kurie prieštarauja sveikam protui. Matome įvairiausias tapatybės, kur ne tik tais, neaišku, vyras ar moteris, bet tai, sakykime, žinome tokius atvejus, galbūt tai vienetiniai, bet kada asmuo tapatinasi su žirgu ir tai
sako, kad jūs turite pripažinti mano šitą tapatybę, nes aš esu žirgas ir tenais atitinkamai, žodžiu, šokinėja. Bet vėlgi, norėdama šitą daug kalbėti, bet vis tiek vieną mintį, šitam postmoderniam pasaulyje, kur viskas, nieko nėra tikra ir viskas yra tik tai susitarta, ar iš tiesų taip, nes man regis, kad vis dėlto šitas pasaulis yra realus, nes aš nemačiau dar nei vieno asmens, kuris save tapatintų su, sakykime, realiu, nes tai reikštų, turėtų parodyti nuo balkono, pabandyti skrist. Ir tai būtų tokios mens tapatybės paskutinis žingsnis ir baigtųsi. Tai dėja gravitacija, kad ir kaip mes ką galvotumėm, kad ir ką sakytumėm, kad ją sukūrė baltaodžiai vyrai, kurie nieko kito nedarė, bet tik tais, žodžiu, represavo visą pasaulį ir jį tiesiog gravitacijai nusispjauti į mūsų visas nuomonės apie ją, jį veikia. Tai, kad ir kaip kokiam nors postmodernistui būtų gaila, ta realybė ir tas sveikas protas, jisai egzistuoja, o sveikas protas visada sakė, ten, kur aukštai neįkartė, nukrisi, o nukritęs susilaužysi arba užsimuši. Ir tada aš kreipiuosi į kunigą Andrių Narbekovą, tai vėlgi šita laisvės ir tiesos dialektika jūsų požiūriu, kiek krikščionys gali šitam truputį pasaulyje, kuriame jau sveikas protas nebeveikia, kiek krikščionio balsas gali būti svarbus ir kiek gali jisai pasakyti tą jo misiją. Žinot, tai yra toks pasakymas, gal jisai čia per grubiai nuskambės, bet negali eiti į diskusiją su tuo, kuris yra tokiam pasaulyje, kur jau sveiko proto nėra, nes, sako, tame pasaulyje jie yra labai stiprus, tu neįveiksi jų. Nevartoju vienos savokos, kuri reikštų jau kaip diagnozė, kitaip sakant, jau sveiko proto neturėjimas. Žiūrėjau aš irgi tokį vieną medžiagą YouTube, kada mama skundžiasi, kad negali vaiko pas veterinarą nuvesti, nes vaikas, kaip jūs minėjote, ten tapatinasi su vienu iš naminių gyvūnų ir jinai nuveda pas veterinarą ir tas veterinaras sako, mes negalim gydyti tavo vaiko, kaip ne, bet jis yra katinas. Įsivaizduojat? Tai aš galvoju, kad vis tiek tas sveiko proto buvimas, jisai yra, jis yra suprantamas kaip išminties dalykas, nes irgi nekartą esu sakęs, kad žmonės, kurie turi labai aukštus laipsnius, išsilavinimus ir visa kita, bet jiems trūksta pradinio, o tas pradinis ir yra tas, kas yra išmintis, kitaip sakant, tas sveikas protas. Kaimo žmogus, jis yra gerokai protingesnis už tą, kuris yra labai elitinėse visokiose struktūrose. Kad ir dėl tos pačios ES mano kaimynas yra ūkininkas, jisai niekaip negalėjo suprasti, kaip reikia parduoti karvę ir man vis tiek už tai mokės, aš jos neturėsiu. Jam žmogui buvo nesuprantama, kažkokia čia beprotystė yra. Tai aš manyčiau, kad vis dėlto mes turim išlaikyti tą poziciją, kad vis tik tai tas sveikas protas, jisai yra nesunkiai atpažįstamas, kad mes galime dalyvauti diskusijose, ir su studentais kalbi, kad mes galim diskutuoti, jeigu bus dvi sąlygos. Jeigu jūs būsite laisvi diskutuoti, tai reiškia, jūs neturit kažkokio intereso tame reikale ir jūs ginsit savo poziciją, nepaisant to, kad ir suprantat, jog tai yra neteisinga. Ir jūs turite turėti tą gebėjimą suprasti, mąstyti, ir daugiau nieko nereikia. Galima diskutuoti ir tada argumentų kalba šnekantis visuomet tu gali parodyti, kur yra ta tiesa. Mes esam nemažai metų dalyvavę įvairiausio formato diskusijose, kur jeigu tai būtų lygiavertė diskusija, nėra ką veikti toj diskusijoje, iš tikrųjų. Bet dažniausiai tos diskusijos yra suorganizuojamos taip, kad tau arba neduoda pasisakyti, arba eina
pastabos ad hominem, kitaip sakant, tas, kas tave gali įveikti. Prisimenu vieną tokią laidą kvietė, ten buvo apie embrionus, apie kamieninės ląsteles ir paklausiau laidos vedėjo, neįvardinsiu dabar laidos, bet tai kas ten bus, tai pasirodė bus 4 dalyviai, pasakė kas bus, aš suprantu, kas ten tie veikėjai bus ir aš būsiu vienas. Sakau, aš negaliu tokioje laidoje dalyvauti, jis man sako, bet mes ne krepšinį žaisim. Sakau, aš puikiai žinau ir jūs puikiai žinot, ką jūs darot. Ne krepšinį žaisti ir kviečia, todėl kad tu negali savo pozicijos išsakyti. Jeigu mes bent pasiektumėm tokią galimybę, kad, dabar pasižiūrėkit tokių analitinių laidų, kaip tokių, kur būtų kviečiamos lygiavertiškai diskutuoti kažkokios tai skirtingų nuomonių pozicijas žmonės, tokių nebėra. Viskas. Mūsų nacionalinis radijas ir televizijas tokių laidų nebepaleidžia arba jų neturi, nes dar kartą pasakysiu, kad nėra ten ką diskutuoti, nes jų argumentai yra tokie sveikam protui jau kelianti šiurpą, kad moksliniai argumentai jau tenais atrodo kaip kažkokie, kaip iš kosmoso nuleisti. Tai jeigu mes turėtumėm, jūs kalbate apie tą laisvę, tai ta laisvė ir yra, kad tu gali kalbėti taip, kaip tu galvoji, kad tu gali išreikšti savo pozicijas ir tada dedam ant stalo argumentus ir kuri pozicija kažką tai nusveria. Vėl grįžtu prie tų laidų, kažkaip jos man įstrigo, nes čia gyvenime visko buvo su tom laidom ir puolimais įvairiausiais. Nes būdavo dar kartais tų būna žiūrovų nuomonių surinkimas, kiek palaikymas yra. Tai niekada nebuvo taip, kad mūsų pozicijos, kurios buvo nešiuolaikiškos, buvo viduramžiškos, buvo tokios tamsybiškos, visada mes palaikymą turėdavom didesnį, ženkliai, negu tie, kurie gindavo tas pozicijas, kurios sveikam protui prieštarauja, kur aiškiai matosi kažkieno interesų gynimas ir panašiai. Tai va čia, aš manyčiau, mes kaip krikščionys turėtumėm šitoje vietoje būti jau, kaip sakoma, nepalaužiami. Bet manyčiau, kad ypatingai čia šitoje auditorijoje žmonės supranta, kad tokiu atveju reikia labai palaikymo, nes po vieną išeliminuoti yra labai lengva ir tada, kai ateina eilė iki tavęs, jau yra per vėlų graibytis, kad kažkas tave palaikytų arba kažkas tave užstotų, nes ir tada būtų, dabar žiūrėkit, mes čia gyvenam tokiais labai sunkiais laikais ir visi kalba apie tą atgrasimo politiką. Taigi čia būtų irgi toks maždaug atvejis, kad jeigu tu kipsi ir dėl pasaulėžiūros ir tu bandysi žmogų sunaikinti, tai tokiu atveju žinok, kad bus atgrasimas, kad manau, ir jūs tą patyrė. Tai iš tikrųjų yra, kad tu gali žinoti, kad tu turėsi palaikymą. Aš manau, kad tas modelis jisai ateina vėlgi iš prigimtinių dalykų. Žiūrėkite, žmonės, kurie įvairias pareigas užima ir jie gali būti labai sudėtingose situacijose, bet jeigu namuose yra normali situacija, jie nepalūš niekada, todėl kad jie turi į ką atsiremti. Tai aš manau, kad čia tam tikrą prasme mes turim kalbėti galbūt tokią tą išplėstinę šeimą, kuri vienareikšmiškai netenka tave pažįsta, nepažįsta, bet čia, kaip sakoma, dėl reikalo. Ir tada tu žinotum, kad tas palaikymas yra. Bet aišku, susiduri ir tuose reikaluose, apie kuriuos mes čia kalbam ir dirbam, susiduri su tokiom situacijom, ką aš ir minėjau savo pranešime tada, vieną tokį susitikimą su ministru, kuris aiškiai deklaruoja katalikiškas pozicijas, lankosi bažnyčioje, save pozicionuoja kaip praktikuojančių katalikų. Ir tada jisai man sako, aš kaip ministras tave kunigą suprantu, bet kaip žmogus aš suprantu, bet kaip ministras, sako, aš negaliu tau pritarti. Aš žiūriu ir galvoju, ta liga man mediciniškai suprantama, kada yra suskilęs protas, jis vadinasi tokia, ne kaip ta diagnozė vadinasi. Bet jeigu žmogus šitaip yra ir tada ką mes galim padaryti, nes jeigu kažką darant, bet žinokit, čia vėl tas krikščionio išlikimas, jis yra, net sovietmečių būdavo, aš galbūt mažiau tų reikalų turėdavau, tada per jaunas gal dar buvau, bet sakydavo žmonės, pačiose tokiuose rūsčiausiose organizacijose surasdavai žmogų, kuris tave pažįsta, sako, kaip kunigą, bet tu nesi suprantamas kaip kunigas išoriškai, bet vis tiek tave palaikydavo.
Tai va čia tas yra, kad aš manau, kad jeigu jų tokių kaip mes, sakykime, krikščioniškas pozicijas ginančių ir nebus tose institucijose jų daug, bet vis tiek visur tu rasi kažką, vat iš karto tu gali pamatyti, bet jeigu tu pamatai žmogų, kuris iš tave rankų paima komuniją, bet paskui sako tau tokius dalykus, tai žinot, tai va. Tai aš manyčiau, kad vis dėlto, kai kalbam apie kažkokią tai atsakomybę, kaip krikščionio, mes kartojam visada su savo bendražygiais ir Birutė va čia sėdė, tai iš tiesų, vat, pirmiausiai mes turim pradėti nuo savęs. Nes pirmiausiai, kai stosim tenai, ton akivaizdon, o kur tu buvai, kodėl tu nieko nedarei, kodėl tu nieko nesakei. Ir čia bažnyčiai, aš manau, kad šita pozicija taip pat akivaizdžiai pasirodytų, jeigu bažnyčia tais sunkiais klausimais nekalbėtų. Aš esu 100% tikras, sakytų, o kodėl bažnyčia nesakė, kodėl jie tylėjo, kodėl leido žmonėm va taip dabar, kaip sakoma, degraduoti, visuomeniai degraduoti, kodėl jie nepalaikė, kad čia šeima turi būti, dar kažkas, aš dabar kalbu apie tas aktualijas. Čia jeigu mes šito dalyko nepadarysim, kaip sakoma, patiems bus negerai, vis dėlto sąžinė yra, kuri mums prabyla ir mes negalime jos ignoruoti, kad negalime eiti kompromisu su ta sąžinė, vis dėlto toj tiesoj gyvenimas, jisai gal nebus saldus čia, bet aš manau, kad jis leidžia žmogui gerai jaustis, nes aš asmeniškai apie save galiu pasakyti ir manau apie kiekvieną žmogų, kuriam rūpi tam tikros vertybės ir jas gini, kad tu blogai jaustumėsi, tu negali, tu tiesiog, tu iš vidaus, tu negali ramiai būti, tada ir sako, tu kuo tu kiši galvą, ir tie patys kunigai, tu kam tau čia reikia tenai, tu tylėk savo ramiai gyvenk, jau nekalbu apie mamą, kuriem žinatelis sakydavo, vaikelė, tu geriau ten patylėk, ten tai visą kitą, bet negali. Aš manau, kad šitoj vietoj, tol, kol aš tik tai dabar matau, kad tie žmonės, kurie visiems buvo žinomi, net ir tiems, kurie mūsų priešai yra, dabar čia seselė Nijolė, kai mirė, kai pamatai, kaip vis dėlto yra verta gyventi tokį gyvenimą, nes tu pamatai, kad ne veltui tu nugyvenai, ir turbūt tie visi turėtų pasižiūrėti, ar kaip reikia nugyventi, kad tave tai palaidotų. Kalbu dabar labai liūdnai iš tikrųjų, bet aš manau, kad iš tiesų mes viską žinom, ką reikia daryti. Kristus sako, kad mes turėtumėm nebijoti, nors žmogiškai mes daug ko bijom, bet pirmiausiai tai sakau, kad mes turėtumėm palaikymą tokį kaip šeimoje, kad tave besąlygiškai palaikys, nes žinokite, pati sunkiausia būna situacija, kada tu neberandi atsako savųjų tarpe. Tai čia yra blogiausia, kas gali nutikti, kai tu pamatai, kad tos idėjos yra išduodamos arba yra nuo jų nusisukama. Ir kalbant apie tuos įstatymus, kurie mums čia labai aktualūs ir dėl to pačio dirbtinio arba pagalbinio apvaisinimo, tie, kurie mus palaikė ir kurie deklaravo, kad palaikys, galutinai mus išdavė, tai tie dalykai yra patys sunkiausi, nes puikiai žinom tą išminties posakį, kad nuo priešų mes mokėsim apsisaugoti, bet Dievas, kad nuo savų apsaugotų, bet kad nereikėtų to kartoti, būtent tie, kurie iš tiesų, tiesoj toj nori išlikti. Nežinau, čia turbūt galima labai daug ką kalbėti. Taip, dėkui Jums ir vienas kitas aspektas, ar ne, apie laisvę tiesą mes kalbėjome, bet ir pavadinime yra įrašyta sąžinė. Ir kuo toliau, tuo vis, sakykime, vis dažniau aš apie tai pagalvoju. Kas tai yra sąžinė, netikėjime, tas aišku, bet viešajame gyvenime. Nes Lietuvos Respublikos Konstitucijos 26 straipsnis sako, kad garantuoja minties, tikėjimo ir sąžinės laisvę. Tai yra nevaržoma. Ne tik tais mintis, bet ir sąžinė yra. Sąžinės laisvė yra užtikrinta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje. Ir kaip ginti žodžio laisvę, jau lyg šiek tiek mes žinome, eiti į teismus ir visą kitą ir panašiai. Bet kaip ginti sąžinės laisvę?
realiai, aš turiu omenyje mūsų Lietuvos Respublikoje šituo atveju ir tokie labai praktiniai, jūs puikiai žinomi pavyzdžiai, sakykime, praktinės situacijos, ar gydytojas gali nedaryti aborto ir nepatirti jokių teisinių pasiekmių, ar vaistininkas gali atsisakyti tam tikrų vaistų, neparduoti, sakyti, kad, na, atsiprašau, bet tai prieštarauja mano sąžiniai ir nepatirti jokių pasiekmių. Tai štai, Konstitucijoje sąžinės laisvė yra nevaržoma, bet realiam gyvenime. Kaip? Prašau, čia visiems jo, tai diskusija. Ar girdisi? Jo, girdisi. Ačiū už klausimą. Jo, čia toks sudėtingas klausimas, bet man atrodo, sąžinė yra labai asmeniškas dalykas. Ir galbūt, mano galva, neteisinga būtų prieiga, kad sąžinės laisvę kažkas turėtų apginti. Man atrodo, kad čia yra labai asmeniškas dalykas, nes kaip mūsų katalikų bažnyčios katekizmas moko, sąžinė yra vieta, kurioje žmogui kalba Dievas. Ar ne? Tai mes pažįstam tiesą. Būtent sąžiniai mes galime išlikti va toj tiesoje, apie kurią mes kalbėjom. Ir tai, mano galva, yra labai asmeniškas klausimas. Mums patiems turi būti ta sąžinė. Aš vis dėlto būčiau galbūt labiau toks, nenorėčiau naudoti to žodžio optimistas, bet viltingas žmogus. Aš manau, kad Lietuvoje mes dar esam laisvoj visuomenėje ir iš tiesų mes, jeigu patys norim apsiginti savo sąžinės laisvę, mes galim tą padaryti. Bet tai yra mūsų toks asmeninis dalykas, bet, kaip ir minėjo kunigas Andrius, yra labai svarbus solidarumas ir palaikymas. Ta prasme, kad tu turėtum savo bendruomenės palaikymą, būtent ginti, ar ne, tą padrasinimą, tą vilties tokį suteikimą ir pagalbą. Pavyzdžiui, ir jūsų Virginijo atvejais, ar ne, man atrodo, tai yra vienas iš tokių pavyzdžių, kur jūs apgynėt savo, bet tuo pačiu ir mūsų, ar ne, teisę kalbėti ir kritikuoti valdžią, ar ne, nes, aš tikiu, kad Dievas sukalbėjo jūsų sąžinėje, ar ne, jūs taip spontaniškai pasisakėt ir paskui tas procesas užsikūrė. Bet būtų neįmanoma to padaryti, apginti į sąžinės laisvės, padėti jum apginti sąžinės laisvės, jeigu jūs pats nebūtumėte turėjęs drąsos, ar ne, tą dalyką padaryti. Ir tai nebūtų buvę jums svarbu, bet tas jūsų atvejis irgi patvirtina, kad tai Lietuvoje yra įmanoma. Ir konstitucija veikia, čia kaip Vaidotas Vaičaitis savo pranešime minėjo konferencijoje, kad konstitucija veikia tada, kada mes ją naudojamės. Ta prasme, tai aš nemanau, kad jeigu grįžtant prie tos pradinės temos, kaip čia mums krikščionim dabar reikėtų elgtis, aš nemanau, kad tikrai mes esam tame laike, kad mums reikia lysti katakombas dabar. Ir kažkiek tai priešingai. Aš manau, kad mes dabar nesam ir galim apsiginti, tikiu, kad galim apsiginti nuo to, kad mums kažkada labai greitai reikės lysti tas katakombas. Bet jeigu mes to nepadarysim laiku, tai gali ateiti toks momentas. Tai yra mes tylėsim, mes būsim naivus, tikėdamėsi, kad tai tie procesai, kurie vyksta visuomenėje, valstybėje, mūsų nepalies, neteis iki mūsų asmeniškai, neteis iki mūsų šeimų, ar ne, mes čia galim taip ramiai, gražiai gyventi, melstis ar neiti bažnyčią, tai yra labai reikalinga, ar ne, bet nedalyvauti tam visuomeniniam gyvenimui ir kad mes čia savo burbuluose užsidarę galėsim saugiai išgyventi, kaip rodo tie procesai, kurie vyksta kitose šalyse, taip nebus. Ta prasme ateis per mokyklas, per mūsų vaikus, per ugdymo programas, per mūsų darbą, ta prasme mes būsim spaudžiami, mes turėsim išsižadėti tos tiesos, kurios arba nutilėti. Tai yra, jūs minėjote apie sąžinę, čia man labai patinka tas Jono Pauliaus II sąžinės apakimas. Ar ne? Tas toks apakimas savo sąžinėje, einant į tam tikrus kompromisus, tai yra nebegebėjimas atpažinti tiesos. Ir iš tikrųjų man atrodo, kad tas sąžinės apakimas yra pagrindinė priežastis, kodėl mūsų sveikas protas tampa nebesveiku protu. Mes pradedam nebepažinti tų tikrųjų dalykų, ar nebeskirti, kas yra gėris, mūsų valia tampa paralyžuota, nebegeba siekti to gėrio, ar ne, mes savo širdim nebetpažįstam grožio, tiesos, gėrio, grožio savokų. Mūsų per sąžinę tai vyksta, ar ne, tai tas sąžinės apakimas, jis yra labai pavojingas, bet mes neturėtume būti tokie, kaip sakyti, paveiktis taip stipriai tos vartotojiškos visuomenės ir tikėtis, kad čia kažkokios organizacijos, ar čia viskupai, ar dar kažkokios organizacijos paims, ateis ir apgins mūsų tą sąžinę. Nebus taip.
Tai yra toks asmeniškas dalykas. Jeigu tau tai yra svarbu, tu būsi toj tiesoje, būsi drąsus, taip, bažnyčia padės, profsąjunga, galbūt krikščionių profsąjunga padės tavo apsiginti, bet tai bus tavo grinai asmeninė kova, nes aš manau, kad ta kova ir yra kelias į tam tikrą šventumą. Realiai reaguojant į tuos procesus, kurie vyksta visuomenė, neužsidarius, ne savo tik šeimoje, tik asmeniniam gyvenime, bet realiam gyvenime, nes mes gyvenam tam realiam gyvenime, tai bus tam tikra tavo formacija ir tam tikras ruošimas amžinajam gyvenimui, kaip čia kalbėjo. Aš tai, Audriau, sakyčiau, aišku, kelias į šventumą tiesiausias, jūs žinot, yra per kankinystę. Bet aš manau, yra taip pasakyta, kad mes turim būti taikus kaip balandžiai, gudrus kaip žalčiai. Tai, manau, reikėtų laikytis tos linijos ir ko gero tą šventumą ne per kankinystę pasiekti, nes čia, kaip sakoma, ne ta gyvybės kaina mes kažką galim laimėti, bet mes galim daug ką padaryti. Nenoriu čia lysti labai tokį politinį kontekstą, bet bėda yra ta, kad tų, kurie tą bendrą nuovoką arba tą sveiką protą turėtų ir būtų galios pozicijose. Bėda yra ta, kad tų žmonių yra galios pozicijos jų rankose ir tada yra mūsų situacija tokia, kuri šiek tiek reikalauja tokios gynybinės pozicijos. Bet vis tiek, manyčiau, kad su sąžinė, kaip mes dabar kalbam apie sąžinę, tai turim suprasti, kad sąžinė yra ugdomas dalykas. Sąžinė yra ugdoma. Čia apie sąžinę galėtumėm kalbėti labai daug, bet iš esmės nėra žmogaus, kuris sąžinės neturėtų. Tai užtat tie argumentai, ką ir arkivyskupas sakė, Fultono Šyno pavyzdį pateikdamas ir tą tokią pakankamai įvairialypę Amerikos piliečių ten tą sudėti, tai užtenka tos tiesos, kurios yra, jos yra bendražmogiškos ir to tikėjimo, jeigu jis yra labai lengva ir paprasta. Bet žmogus ir be tikėjimo gali tas bendražmogiškas tiesas labai gerai pažinti ir turim tiesą pasakius dar netgi pasakyti ir tai, kad kartais tie žmonės, jie padoriau elgiasi už tuos, kurie dar turi ir tikėjimą, nes gali būti, kad jie turės kažkokių tai kitokių išskaičiavimų ir tuo tik tai prisidengdami jie gali, kaip sakoma, daryti savo darbus. Tai mums sąžinė yra suprantama kaip duotybė. Manyčiau, kad yra tokių žmonių, kurie atiduotų viską, kad tik sąžinės nebūtų. Nes sąžinė yra ta kaltintoja, kuri dieną naktį gali tave graužti, kol sugraužia. Ir čia yra blogiau už kokį nors pasėdėti teismą arba kalėjime atbūt kelis metus ir paskui džiaugtis tuo, ką tu ten nusukai kokius milijonus ir panašiai. Tai sąžinė yra ta, ką mes turime ugdyti, bet žiūrėkite dabar, čia ir yra toks įdomus dalykas, kada tie bendražmogiški dalykai, tas, kas iš mūsų prigimties kyla, vėlgi buvo paminėtas tas prigimtinis įstatymas, jis yra ir, pavyzdžiui, sakykime, kas galėtų pasakyti žmogus, kuris yra protingas, kad tai yra netiesa, daryti gerą, vengti blogio. Arba ta auksinės taisyklė, arba mylėti artimą. Tai yra visiškai aiškus dalykai. Bet metodas, kuris dabar yra taikomas, tai nenuneigsi to, kas yra nenuneigiama, nes čia įrodinėti tų dalykų nereikia, bet yra kitas metodas, kas yra gėris, parodyti kaip blogį, o blogį parodyti kaip gėrį. Tai manyčiau, kad tą, ką mes šiandien šiais laikais matome, tai yra šitas triukas, kuris dažniausiai ir daro didžiausią įtaką, nes kas buvo gėris, dabar sako, kad tai yra blogai, o kas buvo blogai yra dabar gerai ir apie šeimą, ir apie gyvenimą santuokoje, ir apie daugelį kitų dalykų. Tai yra būtent, ne tu nuneigi, kad čia aš nedarau gerų darbų, bet tie geri darbai pasirodo nėra tokie geri, jeigu juos objektyviai pamatytumėm. Bet su sąžinė yra dar toks įdomus dalykas, kad jeigu žmogus, tarkim, jis objektyviai taip yra nuoširdžiai įsitikinęs, kad tas, kas mūsų akimi žiūrint yra blogai, jam atrodo, kad yra gerai, tai yra tokia savoka kaip tiesioginė moralumo norma. Žmogus privalo elgtis pagal savo sąžinę. Tegul jinai yra ir blogai įsitikinusi. Nes priešingu atveju pati sąžinė jau jį nuteis arba, kaip sakoma, apkaltins.
Tai va čia ir yra labai svarbu kalbėjimas, tos tiesos skleidimas, nes žmogus jisai turi tą žinoti, nes, sąžinė mūsų, tai yra praktinio proto teismas, jinai sprendžia įvairiose situacijose, kaip reikia pasielgti, jinai turi būti sveikai informuota. Kitaip tariant, jinai turi žinoti ir tada jinai nedarys klaidų savo sprendimuose. Tai užtat čia ugdymas sąžinės jau prasideda nuo mažų dienų. Užtat reikia ugdyti. Ir visuomenė turi būti palanki sąžinės ugdymui, o šiandieną mes turime absoliučiai priešingą situaciją. Viskas yra labai nepalanku ugdyti sąžinę. Jeigu kalbėsim dabar apie mokyklas, apie tą dabar programą, kur yra gyvenimo įgūdžių programa, tai va čia, jeigu mes vaikus paleisim taip, kad jie bus ugdomi ten, kur yra blogai, sakyti, koks čia yra gėris ir jūs jo to siekit, tai mes rezultatus turėsim vienokius. Ir užtat čia reikia labai smarkiai toje vietoje darbuotis, kad, bent jau į tuos jaunus žmonės nebūtų pasėjama arba, kaip sakoma, ten tų piktžolių nepasėtų tas piktasis, kada tas žmogus nesupranta, kas čia vyksta. Tai va čia tie, kurie supranta, turėtų netylėti. Jis griebė ir mikrofoną dabar. Sakau, pratęsiu apie ugdymą, nes įdomių dalykų tikrai pasaulyje vyksta, kur visiškai net vaizduotėje nebuvo tokių. Pavyzdžiui, Anglijoje šeimyna duoda vaikui vardą, kuris yra neutralus lyčiai. Išvertus strėlė vardas. Tai tinka ir tam ir anam. Ir dabar įsivaizduojat, kaip interpretuoja tėvai ugdymo klausimą. Sako, jeigu aš duodu lyčiai jau determinuotą vardą, aš naudoju vaikui mikroagresiją. Ir ta agresija pasireiškia jau per vardo davimą. Aš suaugęs neturiu teisės nuteisti arba apspręsti to vaiko pasirinkimą. Tai įsivaizduokit, dabar kalba apie sąžinę, kokia yra apie jos ugdymą. Jis pats save ugdo, jis pats pasako ir sąžinės samprata čia yra tokia, kad nesąžininga duoti vardą jam, nes jisai bus, žalojimas mano suaugusio pasaulio, kuris yra iš praeito amžiaus ir panašiai. Tai įsivaizduojat apie ugdymą. Nes aš noriu tik tai vietoj pasakyti, lygiai tas pats būtų, jeigu perkelsime tokį platesnį kontekstą. Dabar tada sakyti, kas yra tiesa, reikštų smurtą, nes tas žmogus pats nuspręs, ar čia tiesa ar netiesa. Ir tas moralinis relativizmas yra dabar šių laikų vėžys. Tiek metastazavęs, kad nežinau, kas čia gali padėti. Gydytojau, padėkit, ką daryti. Pasigydyk pats, žinai. Ačiū. Aš gal dar irgi papildant apie kunigo pasakymą apie sąžinės informavimą, čia jūs, Virginijau, kur minėjote apie tą procesą, kurį turi teisminius procesus, kurios turi laisvos visuomenės institutas. Nes mūsų viena iš misijos, sakykime, iš veiklos krypčių yra būtent sąžinės informavimas. Ar ne? Ir mes esam šiuo metu visiškai eliminuoti iš bet kokio laisvos visuomenės institutas valstybinio finansavimo. Tai yra, kad mokesčių mokėtojai suteiktų galimybę mūsų institucijai irgi kalbėti, informuoti jų sąžinę apie tam tikrus svarbius mūsų visuomeniai vykstančius procesus. Pavyzdžiui, šiuo metu vyksta tos pačios lyties asmenų teisinis reguliavimas, Stambulo konvencija, ar ne, ta pati ugdymo programos įgyvendinimas, ar ne. Tai mes dėl to, kad mes pateikėm suformuotų naratyvų netitinkančią informaciją visuomeniai arba siūlom alternatyvas, kaip pavyzdžiui tos pačios lyties asmenų teisinį sureguliavimą artimo ryšio, bendro gyvenimo susitarimo formą, tai mes esam visiškai eliminuojami, kad nevyktų ta diskusija. Bet man atrodo, bent jau mums, tai yra patvirtinimas, kad mes kalbam tiesą. Taip, bet čia yra skandalas. Tai yra, kada institucijos vieną ideologiją, kada jos turėtų būti neutralios tom ideologijom, pasima vieną ideologiją, kuri teisinga, kaip ir kitas organizacijos, kurios sako prieš, kas demokratiniai visuomeniai yra normalu turėtų būti, jas užborto ir ne savo pinigais, o mokesčių mokėtojų pinigais manipuliuoja, taip, išmesdami.
Tai čia yra skandalas, čia yra didžiulis skandalas, šiaip jau. Jo, bet tai yra skandalas, mes informuojame, mes turim jau dabar, man atrodo, 2, turbūt turėsim 3 teismo bylą. Tiesiog vienu momentu kažkas, viskas taip atrodo, davė nurodymą, kad šitą organizaciją eliminuoti iš viešo diskurso, ar ne? Jūs kol kas galit kalbėti, tie įstatymai yra nepriimti, ar ne, bet jūs negalit pretenduoti į valstybės finansuojamas programas, nes jūs kalbat ne tai, kas yra, tai, ir mes esam kaltinami diskriminacijai. Tai vat mes turim šiuo metu 2, man atrodo, teismo bylas, jau dabar ruošiamės 3 teismo bylai, kad yra vertinami ne mūsų projektai, ne tai, ką mes sakom, ne turinys, bet pati kaip organizacija diskriminuojanti dėl to, kad jinai pasisako prieš tam tikrus dalykus. Tai realiai, man tai yra, bent jau man asmeniškai, tai yra patvirtinimas kaip krikščionė, ar ne, kad mes kalbam tiesą ir va čia kaip kalbam apie sąžinę, kažkam ta sąžinė darosi nerami ir jie su savo argumentais jaučiasi nesaugus, nes mūsų argumentai tampa stipresni ir mumis visuomenė, mes tai, ką mes kalbam, tą žinutę, kurią mes siunčiam, visuomenė atpažįsta kaip tiesą. Seimo nariai, kurie priima sprendimus, irgi atpažįsta kaip tiesą ir jie balsuoja ne taip, kaip tam tikros jėgos ar ne, Lietuvoje norėtų. Tai mes tiesiog bandoma mus šitokiu būdu yra eliminuoti iš to viešo diskurso, kad mes nebegalėtumėm šitoj vietoj kalbėti. Bet man kaip krikščioniui čia, kaip sakyti, nėra nuostabu, nes tai ir yra labai ryškus patvirtinimas to, apie ką kalbėjo popiežius Benediktas XVI, relativizmo diktatūra. Tai yra diktatūra, tai yra tam tikras spaudimas ir eliminavimas. Realiai, tai paradoksalu, ar ne, relativizmas yra tiesos nebuvimas, ar ne, kad visi turi ir tos tiesos yra lygiavertės, ar ne, bet kai atsiranda tie, kurie kalba ir siūlo ir kalba apie tam tikrą tiesą, kuri nėra priimtina tam tikrai ideologijai, kažkodėl tie, kas turi galią, jie pradeda jausti poreikį susidoroti su ta tiesa. Tai jeigu tiesos yra lygios, kodėl tu bijai, kodėl tu neini į argumentus, į tam tikras diskusijas, ar ne, bet tu stengiasi eliminuoti iš viešojo diskurso tuo momentu, kada valstybėje ir visuomenėje vyksta apsisprendimo procesas dėl tos pačios lyties asmenų teisinio sureguliavimo, dėl smurto, ar ne, kaip jis turėtų būti reguliuojamas, ar ne, mūsų visuomeniai. Tai iš tiesų mes gyvenam tom sąlygom, bet kaip šitoj vietoj turėtų elgtis krikščionis, ar ne? Aš čia pritarčiau kunigui Andriui, kad iš tiesų mes vis tiek turim kalbėti, ar ne? Mes turim atrasti tas kitas formas, ar ne? Jeigu mus, kaip sakyti, uždaro vienas duris, tai mes turim įeiti per kitas duris, nes mes negalim nekalbėti tos tiesos, nes mūsų tada sąžinė yra nerami, ar ne? Ir aš šitoj vietoj net nebijočiau, ar ne? Nes, kadangi esu ir verslininkas, prekiauju druska, tai mano galva, jeigu mūsų visuomenėje bus bent jau keli procentai, ar ne, tų, kurie tą gali kalbėti, visuomenė bus sveika. Tas išlikimas vis tiek yra, kaip sakyti, išliksimės kaip visuomenė, kaip laisva visuomenė. Ką jūs dabar sakote, iš tikrųjų, mūsų patirtis yra tokia, kad kai pradedi kalbėti tą krikščionišką antropologiją, tuos prigimtinio įstatymo dalykus, tu pamatai, kad žmonėms to reikia. O kodėl mums nieks apie tai nekalba, pavyzdžiui, studentai ateina? O tai kodėl mums nieks to nesakė? Iš tikrųjų yra tas alkis, kuris yra tuose žmonėse. Ir jeigu nebus tas, kas kažką duoda, bus labai blogai. O kas tą gali duoti? Būtent tie, kurie tas pozicijas atstovauja. Bet dar norėčiau pasakyti dėl to, kad tai, kas yra deklaruojama, pavyzdžiui, čia, kad piliečiai yra laisvi, gali savo nuomonę laisvai reikšti, patys žmonės gali laisvai apsispręsti, mes viską tą girdim ir kas gali tam prieštarauti? Niekas. Bet jeigu mes ribojam informaciją, tai nėra žmogaus laisvas apsisprendimas. Kad ir, pavyzdžiui, apie tą gyvybės klausimą, apie to negimusio žmogaus gyvybės klausimą, jeigu žmogus žinotų visą tai, ką mokslas žino ir gali pasakyti, aš nežinau, kas galėtų ryžtis tokiam šaltakraujiškam nužudimui to negimusio vaiko.
Iš tikrųjų, nes Benediktas XVI buvo pasakęs, kad sako, kodėl taip lengva nužudyti tą žmogų, reiškia, dar negimusi. Sako, todėl, kad bendra tokia taisyklė yra, kad tu negali žiūrėti į akis tam, kurį tu žudai. Sako, labai paprasta, tu nematai jo akių. Tai kitaip sakant, sunaikinai ir taip ir yra. Tai jeigu mes sakytum taip, žmogus turi ir moteris turi teisę rinktis, bet turi būti visapusiška informacija. Ir tame kelyje yra tokių kurioziškų dalykų, kur negali suvokti. Pavyzdžiui, toje pačioje Amerikoje, kada tenais, kaip jūs žinote, tos abortų klinikos ir abortai iki pat gimimo keliauja, tai ten buvo tokia iniciatyva, kad reikia toms moterims duoti paklausyti ultragarsu, kaip ta širdelė dirba. Ir ką jūs galvojat? Uždraudė tą daryti, nes traumuoja moteris. Nes jos išgirdusios atsisako abortų. Kaip tu gali girdėdama, kaip vaiko širdis plaka, gulti ant to stalo ir tą vaikelį jo atsikratyti. Tai jeigu mes, čia visiškai teisiški dalykai, mes turime išsireikalauti, kad mūsų pusė būtų išgirsta. Kaip žmogus pasirinks, čia jau jo dalykas yra. Bet mūsų negali užtildyti, nes jie turi, jeigu jau šnekam apie laisvą pasirinkimą, jau čia dabar yra teisinė sąvoka. Laisvas informuotas sutikimas yra teisinė norma. Tai jeigu jie negauna pilnos informacijos, viskas, žmogus nėra laisvas. Ir jeigu kažkas yra, tada galima sakyti, bet jis neapgalėjo laisvai pasirinkti, nes jis nežinojo, nuo jo buvo nuslėpta tokia labai svarbi tam sprendimui informacija. Vat ir tiek. Ir nieks negali uždrausti, kad, pavyzdžiui, dabar, kad reikėtų duoti laiko moteriai apsispręsti, pagalvoti, oi koks čia karas vyko, kai buvo iškelta ta idėja, kad bus, apsisprendimui laikas skirtas ten kelios dienos. Galbūt vis tiek dalis moterų kitaip pasielgtų. Ne, kas čia darėsi, atrodo, kad čia pasaulis jau sugrius, jeigu bus įvesta šita norma. Visa tai, kas yra apie tą informaciją, mes turim išsikovoti ir tai nėra neteisėta, kad jie galėtų būti išgirsta. Taip, bet vėlgi, čia jau mes kalbėjome ir apie įvairius dalykus ir aš norėjau replikuoti, kai jūs kalbėjote būtent apie tai, ką krikščionis turėtų daryti ir veikti pagal savo sąžinę, bet kaip valstybė veikia, kodėl mes nusigyvenom iki to dalyko, kad tampa, kaip panašiai, vėlgi banalus palyginimas, bet kaip irgi sovietiniais laikais buvo viena ideologija ir institucijos pagal tą ideologiją veikia, ne? Dabar po truputį irgi įsigali viena ideologija ir lygtais, jeigu kažkas tai jai nepritarė, tai yra liaudės priešas tampa. Jūsų instituto atveju, ar ne, iš karto automatiškai jau nebegalima finansuoti, jūs viskas už borto yra. Ir apie tai, kas kitokia nuomonė paverčiama hate speech. Man tai primena vieną tokį romaną, puikiai jums žinome. Aš kažkaip tai, kai buvau jaunas ir galvojau, kad yra tokie romanai kaip Gyvulių ūkis, visą kitą parašo, žodžiu, tokios utopijos, antiutopijos, ar ne, parašyta, tai jau kaip toksai priešnuodis, ar ne, niekada politikai neis į tą totalitarizmą, nes jau aprašyta, pasijuokta, išsijuokta, ar ne, ir čia geriausia, ką gali padaryti rašytojas savo talento prašyti ir nebus. Praėjo 30 metų, bet mes tiek atpažįstam gyvulių ūkio, atpažįstam tai, kad karas yra taika, taika yra karas savo, viską, ką Orvelas rašė, mes savo realybėje atpažįstam. Aš nusivyliau, aišku, savimi tikriausiai reikia, ar ne, tuo naiviu tikėjimu, bet vis tiek man tai yra neatsakytas klausimas, kodėl visuomenė ir vakarų visuomenė, ne kažkokie tai ten, nežinau, žodžiu, tironai ir diktatoriai nuvedė, bet vakarų visuomenė, mes patys į tą antiutopiją Orvelo puikiai nužygiavome. Jo, čia turbūt, tai čia, man atrodo, mes neturėtumėm būti naivus, ar ne, kad bus kitaip. Ir čia vis dėlto yra tokia nuolatinė kova, ar ne, tai, ką atkovojo mūsų seneliai, proseneliai, tėvai, ar ne, ta prasme, kad mes jau gavom kaip kažkokį palikimą ir mes jau čia dabar gyvensime rojuje. Nebus taip. Kiekvienai
kiekvienai kartai yra savi iššūkiai, tik tai keičiasi formos, ar ne? Ir iš tikrųjų mes, esam, kaip krikščioniai, man atrodo, gana aišku, ne? Esam sugundomi tais netikrais dalykais, ar ne? Jais patraukiami, yra įvelkama į tam tikrą visiškai kitokį popierėlį, ar ne, ir pasiūloma kaip geras daiktas, ir iš tikrųjų mes turim patirti kaip visuomenė. Bet mums krikščionim, man atrodo, mums kaip krikščionim yra svarbu tas tiesos liudijimas, ar ne? Bet tas tiesos liudijimas irgi labai svarbus, kaip mes tą dalyką darom, ar ne? Nes tas tiesos liudijimas gali būti toks irgi priverstinis, ar ne, žeminantis, tai jokių būdų mes taip negalim. Tai irgi gali pavirsti tam tikrų tokių hate speech, ar ne? Bet labai įdomu, aš eisiu prie tų praktinių pavyzdžių, kad pavyzdžiui mūsų Laisvos visuomenės instituto atveju, ar ne, mes negaunam faktų, mes esam kaltinami diskriminacija ir neapykantos kurstimu visuomeniai, bet kada mes teismo procese prašom pateikti faktus, kur, kaip buvo pasakyta, ar ne, kas tai yra, nueinam į abstrakcijas, ar ne, ir jie nesugeba jų pateikti, nes iš tiesų, kad mes save kontroliuojam, mes iš tikrųjų save kažkiek kontroliuojam, ar ne, kad kaip mes būtume, ir mes stengiamės tuos dalykus pateikti taip, kad jie būtų teisingi, ar ne, ir teisinga forma jie būtų pateikti. Ten yra kalbama, ta prasme, jūsų internetiniam puslapį, jūsų Facebook paskyroj. Paklausi teisme, rašai, pateikit konkrečius sakinius, pateikit konkrečius faktus, kur tai yra neapykanta, kur tai yra diskriminacija. Negalim gauti. Ta prasme yra, nueinama į tokias abstrakcijas, į apibendrinimus. Taip, bet čia, žiūrėkit, bet čia yra, vėlgi, ir ką mes pasižiūrėsime į vakarus, į vakarų Europą, į Ameriką, čia yra pavojinga labai tendencija. Nes mes puikiai žinome, kad kol kas negali, ar ne, bet kadangi jeigu bus priimti įstatymai, kada neapykantos kalba bus išplėsta, o iš tiesų, kas, sakykime, jeigu ideologiškai tu sakai prieš, žodžiu, tai tu vartoji neapykantos kalbą. Tokių bandymų buvo, šito Seimo pradžioje ar nebuvo neapykantos įstatymas, projektas buvo, bet kadangi pasipriešinimas, tai to nevyko, nebuvo priimtas tas įstatymas, bet tų bandymų buvo, yra ir jų bus. Ir labai greitai tiesiog kalbėjimas, įsakymas mandagus, argumentų dėliojimas, racionalus sakymas, jeigu jisai prieštarauja tai woke ideologijai, taps tiesiog neapykantos kalba. Puikiai žinote, Londone žmogus meldėsi prie abortų klinikos už vaiką prieš 20 metų. Ir buvo suimtas ir nuteistas teismo procesas, aš dabar nepamenu, ar jį išteisino ar neišteisino. Tai kas yra meldimasis? Tai už mintis nuteistas. Ne šiaip, jisai ne žodžiu meldėsi, nekalbėjo, ne kažkokį politinį pareiškimą darė, bet jisai meldėsi tyliai, mintyse. Ir tai jau buvo pažeistos kažkieno tai teisės ir yra padarytas nusikaltimas, ar ne? Tai mes matome šitą tendenciją ir jeigu toliau taip judės, tai viskas ir pas mus bus. Turbūt judės, neišvengiamai, bet čia labai priklauso nuo to, kaip mes į tai reaguosim, ar ne? Čia vėl man prisimena Šventojo Maksimilijano Kolbės toks pasakymas apie tai, kaip prasidėjo tie procesai, kurie vyko, tas antrasis pasaulinis karas. Ir Šventas Maksimilianas Kolbė buvo įvardino, kad pagrindinė priežastis buvo pasyvumas, žmonių pasyvumas, nereagavimas. Jūs, Virginijau, labai gerą pavyzdį paminėjot. Mes dabar gyvenam mes galim matyti labai konkrečius vaisius, ar ne? Tai, kas vyko per paskutinius 3-4 metus Lietuvoje, ar ne? Kai buvo išrinkta dabartinė valdžia, ar ne? Ir kad jinai atėjo su šitą programą, kaip jūs kalbėjote. Viskas buvo norima įvesti per 100 dienų.
Ta prasme, visiškai atvirai. Visas paketas. Stambulo konvencija, neapykantos kalbos įstatymo išplėtimas, partnerystė, visi kiti. Faktiškai be diskusijos automatom, kad Lietuvoje būtų visi tie įstatymai priimti. Bet žiūrėkit, kas įvyko, ar ne? Šiandien jau turbūt turim kokį 1000 dienų, ar ne? Ir kol kas šiuo metu dar nėra nei vieno to įstatymo priimta. Dėl ko nėra? Dėl to, kad visuomenė nebuvo pasyvi, dėl to, kad visuomenė reagavo į tos vykstančius procesus, dėl to, kad visuomenė pasisakė ir politikai reagavo į tai. Tai aš manau, kad čia vat irgi mums yra pavojinga prarasti tą viltį, ar ne, kad čia jau nieko man asmeniškai, pavyzdžiui, prieš 4 metus, ar ne, mes tikinčiųjų bendruomeniai, va taip kalbėjom ir mes kalbėjom apie va tuos procesus ir kad reikia kažką labai konkrečiai daryti. Ne vienas sakė, Audriau, atsipalaiduokit ir pajauskit malonumą, ta prasme, jau viskas. Jau tiesiog galvokim, kaip čia dabar, žinai, visą šitą ir nieko čia jau nebepadarysi, žinai. Ta prasme, nes jau tiesiog čia yra tokia realybė ir toj realybėje reikia susigyventi. Tai va čia apie tai, ką kalbėjo Maksimilianas Kolbė, ar ne? Čia, man atrodo, tokie du dalykai yra. Naivumas, kad čia mūsų, žinai, kažkaip tai praeis, čia manęs nepalies. Kažkam galbūt čia kažkas raunasi į tas priekinės eilės, ar ne, manęs čia nepalies. Ir kitas dalykas, toks pasyvumas, ar ne, tas toks vartotojiškos, sakyčiau, kultūros, net ideologijos, kad kažkas čia kitas turi kažką tai padaryti, o aš čia galėsiu normaliai, saugiai, ramiai gyventi, save realizuoti, ar ne, savo pašaukimą, net jeigu krikščionis, savo pašaukimą, nebus taip. Ta prasme, nebus taip. Nes visi turim kiekvienas pagal tai, ką Dievas mums yra davęs, tuose procesuose realiai sureaguoti. Nes Dievas juos leidžia. Dievas juos leidžia tam, kad mus formuotų. Ir mūsų kartoj ta formacija vyksta taip, kaip jinai vyksta. Ir čia yra iš tikrųjų nedidžiulė galimybė mums atveriama, mano galva šitoj vietoj. Tai aš manau, kad nereikia turėti iliuzijos, atsakant, Virginijau, jūsų tą klausimą, kad čia kažkaip, kaip čia dabar taip yra, ar ne? Taip yra dėl to, kad mes galėtume tuose procesuose dalyvauti ir kad per tai mes būtume formuojami, kaip krikščionis mes turim kiekvienas asmeniškai savo sąžinėje išgirsti, ką aš turiu padaryti, ar ne? Ką aš turiu, galbūt turiu sureaguoti į Facebook kažkokį, galbūt turiu kažkokį parašyti, galbūt turiu prisijungti prie kažkokios bendruomenės. Kažkas geba aktyviau dalyvauti, tai parengti, prisijungti, palaikyti, jūsų atveju, ar ne, kai buvo tas palaikymas, maldos palaikymas, ar ne, reagavimas socialiniuose, laiško parašymas, paskambinimas, pastiprinimas tų, kurie dabar šiuo metu susiduria, sakykime, su tuo puolimu. Tai man atrodo, kad tiesiog nebūkim naivus. Bet aš manau, kad čia yra viena gera naujiena, iš tikrųjų, ką mes čia dabar šnekam, dėl to, kad mes pamatom, kokia galia yra žodžio ir tos tiesos žodžio, kokia jinai yra galia. Juk žiūrėkit, visi tie, kurie ir disidentai buvo, jie nei ten fiziškai galėjo kažkam pakenkti, bet jie kalbėjo. O mesgi tą dalyką galim daryti. Ir jeigu tu gali pasakė žodį tenai nuversti pusę tų arba bent jau suerzinti tų, kuriems ta žodis stringa, kaip sakoma, skersai gerklės, tai čia geresnės priemonės mes ir negalim turėti. Aš dar vieną tokį viltingą pasakymą, mes čia kalbam dabar Šiluvos konferencijos kontekste, aš tiesiog skaičiais pasakysiu, ar ne, kaip praėjusiu metu rugsėjo 7 dieną vyko Šiluvos konferencija, pavadinimas tikėjimo, sąžinės ir žodžio laisvės ir jos ribos Šiluvos deklaracija apmąstymą. Tuo metu prie mūsų socialiniuose tinkluose buvo prisijungę 55 000 žmonių žiūrėjo tą konferenciją. Tai iš tikrųjų yra mums didžiulis patvirtinimas, koks yra visuomenėje poreikis. Jūs įsivaizduokit, 52 000. Realiai tai yra visos Lietuvos arenos. Tai įsivaizduokit, kokios yra galimybės, ar ne? Mums uždarė vienas duris, mes atsidarėm kitas duris. Šitą konferenciją per Delfi, per Facebook socialinį peržiūrėjo, mes turim tos skaičius virš 120 000. Tai, žiūrėkit, tai yra kietas maistas. Tai nėra kažkas tokio, žinot, bet Selas nerenka tokių. Jis ten stadione surinko apie 20 000, ar ne, ir visą žiniasklaidą rašė. Tai mes su Šiluvos konferencija surinkom 52 000. Selui dar, kaip sakyti, reikėtų pasitreniruoti, padaugiau painvestuoti į viešuosius ryšius.
Dar vienas aspektas labai įdomus, kalbant ir apie tiesą, ir apie krikščionių veikimą, tai Nijolės Sadūnaitės pamoka mums visiems. Ta tiesą giedrai dovanoti visuomeniai. Nes mes kaip krikščionys turime irgi dar vieną pagundą, kad, kietai taip sakykim, dėmesio diktatūra, einam į kovą ir mes neatsiprašinėsim su jumis. Nes kažkaip mylėti tą, kuris yra toj, sakykim, kitoj pusėje. Ir čia, aš manau, yra krikščionio veikimo vienas iš tokių simpatiškų būdų. Nijolė Sadūnaitė, įeidusi į teismo salę, staiga, broliai, vyrai, su vasario 16 sveikinam jūs visus. Kokia graži diena. Įsivaizduojat, netrukus, dar jūs sulauksit, išauš laisvės rytas. Supranti, reikia švęsti. Tai sveikinu visus. Įsivaizduojat, teismo posėdis prasideda. Įsivaizduojat, kokia čia nuotaika. Aš manau, jos pamoka palikta yra labai svarbi nepamiršti va šito aspekto, nes kartais tas gali suveikti dar stipriau negu tiesos loginis pagrindimas. Nes žiūrėk, kaip jie mus myli. Ir tą, manau, širdis visada ilgisi to. Ir kad mes norime perduoti šitą žinią ne dėl to, kad gal pažeminti jūs kažkaip, bet kad jums padovanoti pačią gražiausią versiją ir žmogaus, ir pasaulio, kuri yra išmąstyta, kuri pagrįsta didelėmis žmogaus net kančiomis eksperimentais, kurie buvo istorijoje daryti ir iš to išmoktos pamokos. Dėl jūsų džiaugsmo, gailestingumo jums ir jūsų vaikų ateities mes jums reiškiam šitą žinią giedrai, nes jie jūs gelbės. Ekscelencija, Kęstuti, žinokit, kai pasakai, kad čia mylėsiu, meilė, patyriau vieną kitą žodį, kuris dar geriau veikia. Pasakyk, man jūsų gaila. Oi, kai pradeda spirgėti. Kad myliu ne taip labai. Tai jeigu gaila, tai irgi meilė. Gal iš salės būtų klausimų, kas norėtų paklausti, Vygantas. Tai ačiū labai tokią stimuliuojančią diskusiją. Aš gal sėdėt, jūs sėdėt ir aš sėdėsiu. Man klausant vis tiek dar liko kai kurie klausimai neatsakyti. Ekscelencija, Kęstutis pradėjo apie tai, kad laisvės nėra be tiesos. Klausimas, gerai, su tuo sutinkam. Kokios tiesos? Apie ką ta tiesa turi būti, man atrodo, čia yra labai svarbu. Ir man atrodo, kita problema, vėlgi klausant, jaučiau tam tikrą prieštaravimą. Buvo vienu metu kalbama, kaip negerai relativizmo diktatūra ir kaip negerai, kad kažkas primeta vieną tiesą. Tai toks vaizdas mes patys neapsisprendžiam. Viena vertus mes norim sakyti, kad taip yra tiesa ir tos tiesos visi turi laikytis, bet kita pusė sako, okei, tai mes turime tiesą ir mes norime, kad jūs laikytumėtės. Mes tada šaukiam, palaukit, neprimetinėkit čia savo ideologijos, savo tiesos ir kalbėkime, kad skirtingos nuomonės ir taip toliau. Bet tiesos problema, ne problema, bet savybė yra ta, kad jeigu tiesa nėra viena, tai nebėra tiesa. Čia tokią prielaidą turbūt galima būtų daryti, kad greičiausiai Romos imperijoje krikščionių nieks nebūtų persekęs, jeigu krikščionys būtų sutikę, kad jų dievas yra vienas iš. Sakytų, va čia mes turim Kristų, jūs ten turite kokį nors Dzeusą ar Jupiterį ir romėnai sakytų, okei, tai va pasistatykit savo bažnytėlę, bet palikite ir visus kitus. Ne, kai krikščionys įgavo jėgą, neliko jokių kitų dievų, liko. Ir tada problema yra, kurią aš matau mūsų šitoj diskusijai. Žodžiu, mes norime, kad visuomenės tvarka būtų pagal tą tiesą, kurią mes laikom tiesa, bet kita pusė irgi turi. Jie mano, kad jų pusėje yra tiesa ir tada jie nori tą visuomenės tvarką pagal savo tiesos supratimą. Tada mums tas nepatinka
Ir tada jie sako, gerai, tai gal tada išeitis, gal tada, sakykim, kad nėra vienos tiesos arba gali būti skirtingos tiesos ir mes viens kitam neprimetinėkim, čia yra liberalizmo atsakymas šitą problemą. Ir man klausimas yra iš tikrųjų, mes taip šnekant, tai už kurią mes pusę, ko mes norim visuomeniai. Ar norim, kad atrastumėm vieną tiesą ir visi pagal ją gyventų, tada klausimas kokią tiesą, ar vis tik gal tada geriau pasilikti tai, kad mes galime elgtis taip, tarsi, tos tiesos gali būti skirtingos. Ačiū. Kas ryšėsi šitą sudėtingą klausimą? Gal aš trumpai tik tai galvoju, kad mes visų, kad ir kaip norėtume, mes vis tiek visų neįtikinsim, kad jie galvotų, kad tai yra kas mums tiesa ir jiems tiesa. Čia yra iliuzija, tas neįmanomas dalykas. Ką pasakei pačiai pabaigoje, manau ir aš savo pranešime tą patį sakiau, kad tiesiog niekas neturi teisės primesti man savo tiesos. To užtenka. Jeigu mes sakom, kad aš galiu elgtis taip, kaip aš noriu, dabar sakysim, tas gydytojas, kuris turi įsitikinimą ir pacientas iš jo reikalauja to, kas prieštarauja jo įsitikinimui. Tai tu man neprimesk man to ir tu neversk manęs daryti to ir to pakanka. Nes tokioj visuomeniai, kokioje mes dabar gyvenam, tik šitas principas gali veikti. Nes kad mes visus padarysim taip, kad jie tikės taip, kaip mes tikim, čia yra utopija, čia neįmanomas dalykas yra. Bet kad gerbti to, ką jisai sako, bet lygiai taip pat gerb, ką aš sakau. Ir to užtenka. O tada žmonės, kurie, tarkim, girdės arba dalyvaus tame kažkokiame, sakykime, ar diskusijoje dar kur nors, jie puikiai atsirinks, kuriai pusė jie atstovauja, bet jie turi būti vienodai girdimi. Ir negali tu priversti kito žmogaus galvoti taip, kaip tu galvoji. Čia būtų didžiausia klaida. Ir neįmanoma. Ir neįmanoma. Siekti abortų uždraudimo, nes tai jau būtų primetimas mūsų tiesos. Ne, tai taip yra. Mes šnekam, kas tai yra. Žmonės, kurie girdės, pavyzdžiui, sakysim, Kęstutis yra arkivyskupas už abortą, aš prieš, jisai savo argumentus, aš savo argumentus sakau. Bet tu, pavyzdžiui, manęs negali priversti daryti aborto kaip gydytojo, nes man tai yra nepriimtinas dalykas. Jau šitoj vietoj mes galim pasiekti tik tai maksimum, nes taip nebus. Visus įtikinsim galvoti taip, kaip mes galvojam. Tai yra neįmanoma. Tai yra neįmanoma. Aš gal papildant ir atsakant, aš nežinau, kaip Vygantas išgirdo šitoj diskusijoje, kad buvo kalbama apie 1, 2, 3, 4 tiesas, ar ne, kad yra kažkokia tiesų įvairovė. Aš manau, kad mes tą nenorėjom pasakyti, jeigu pasakėm, bent jau aš asmeniškai, ar ne. Aš manau, kad mūsų kaip krikščionių pozicija turėtų būti tai, kad yra viena tiesa, ar ne. Ir mes žinom, kad jinai yra viena objektyvi tiesa, bet mes labai daug kalbėjom šitoj, kad turėtų būti mums visuomenėje sudaryta galimybė ir valstybėje išreikšti savo nuomonę. Ar ne, kad vykstų tos tiesos paieškos, ar ne, kad yra viena, antra tiesa, vienos pusės, kitos. Ne, mūsų kaip krikščionių, man atrodo, bent jau mano asmeniškai tokia pozicija, kad tai yra ir mes turim ieškoti tos tiesos. Mes turim būti procese jos paieškos ir jos atpažinime. Bet mus dabar, man atrodo, pagrindinė diskusija buvo apie tai, kad mus eliminuoja iš to diskurso. Mus eliminuoja. Mums neleidžia pateikti savo argumentų, savo pasiūlymų, ar ne, kurie mums atrodo labiau atspindi tiesą, negu kitos pasiūlymai, ar ne, kurie yra. Bet yra viena tiesa. Faktiškai nevyks. Mes esame eliminuojami. Mes nebegalim kalbėti į tų, kurie priima sprendimus, į visuomenės, kuri bando apsispręsti, kurią čia pusę, kaip čia palaikyti, ar ne, sąžinę. Nes mes tiesiog esame eliminuojami. Mes negalim pasakyti nuomonės tiesos pažinimui, ar ne, kurios yra. Mes deklaruojam ją, mes taip ją pažįstam, mes teikiam įvairius tam argumentus tam, kad kiti irgi tam pritartų ir atpažintų. Mes ją tikim, mes ją turim iš apreiškimo, iš mokymo, ar ne, iš Dievo žodžio, ar ne, turim tą pažinimą iš bažnyčios mokymo ir mes tikim tą tiesą ir teikiam savo argumentus. Ir teikiam proto argumentus, ar ne, nes tai neprieštarauja. Prigimtinis įstatymas yra amžinojo įstatymo prigimtinių proto atpažinimas ir įvardinimas šitoje vietoje. Tai tam neprieštarauja. Ir faktiškai tą, ką minėjo ir kunigas Andrius, ir kai tu tuos argumentus atpažįsti, pateiki, nes tai yra žmogaus prigimtyje, žmogus tai atpažįsta irgi savo protu. Tai šiuo metu, tą, ką jūs kalbėjote apie tas ideologijas, tos ideologijos jos jaučiasi nesaugios.
kai yra pateikiama nuomonė tiesos pažinimui. Ir jos stengiasi eliminuoti. Va čia yra ta relativizmo diktatūra. Tai yra tam tikra manipulacija, kad yra tiesų įvairovė, bet ta tiesa, kurią mes pateikiame, jinai yra eliminuojama, kaip po galimybę buvimo vienos tiesos. Labai įdomu, Vygantas klausimą uždavė, nes iš tikrųjų aš manau, kad krikščionių užduotis yra tiek stipri ir tiek galinga, kad parodyti tą pavojų, kas gali atsitikti su visuomenė, kai prasideda ta ideologinė kolonizacija. Tai reiškia, tam tikrą prasme mes kovojam ir už tos anos pusės galimybę pasakyti, ką jie galvoja. Nes šiaip atrodo, kad tendencija eina į tą pusę, kad jeigu kažkas prieštarauja tai kieno nors nustatytai nuomoniai, imperatoriaus nuomoniai, jam lekia galva. Jis tiesiog yra eliminuojamas. Tai krikščionys, kad tie išvis žmonės, sakykime, kurie prieš mus šneka, sakykime, prieš abortą, jie turėtų galimybę išvis šnekėti, nes dabar mes einame į tokią visuomenės versiją, kurioje nebebus įmanoma šnekėti, jeigu nebus atitinkamų, reiškiasi, standartų. Tai aš manau, kad šitoj vietoj, kaip pavyzdžiui, Laisvos visuomenės institutas dabar, sakykime, kelia šitą problemą, kad dėmesio mes esam eliminuojami, ne tik tai dėl savęs, kad dėmesio jūs mane nuskriaudėt, bet bendrai dėl visuomenės, kuri pradėjo šitus žingsnius ir jinai eina į totalitarizmo tam tikras apraiškas ir šitas atvejis padės tai visuomeniai būti laisvesniai, net jeigu ir ta visuomenė kalbės prieš mus. Dar yra kitas dalykas. Aš manyčiau, kad labai gerai mes žinom tą, kad tiesa mus padarys laisvus. Vienareikšmiškai galima pasakyti, kaip yra sunku meluoti, kaip sunku yra ginti poziciją, kurią tu privalai, nes tau galva nukirs. Kitaip sakant, ten kokiam, kaip pavyzdys, sakysiu, koks ten komitetas, kuris ministerijai priklauso, turi pateikti nuomonę palankę ministerijai. Dieve mano, kaip jie vargsta, kad ta nuomonė būtų tokia, kokia jiems reikia. Man taip lengva pasakyti, kokia turi būti ta nuomonė. Tai va tie, kurie nori pasakyti ir privesti prie kažko, kas tikrai nėra tiesa, jie sunkiai dirba. Jų reikia gailėtis. Jie yra vargšai. Užtat ir sakau, man jūsų gaila. Meilės. Aš čia dabar dar trumpą tokią repliką prisiminiau su Paivi Rasinen, čia kaip tik kalbėjom prieš keletą savaičių, Rygoje buvom susitikime ir jinai pati asmeniškai liudijo, kalbėjo, sako, man iš pradžių buvo šokas, kai tokia reakcija buvo, bet po to aš iš tiesų pamačiau Dievo vedimą, ar ne? Aš tikrai niekada nebūčiau turėjusi tokios galimybės taip plačiai kalbėti apie Dievo žodį, kaip aš kalbėjau tardymo metu, prokuroriai teikti argumentus. Tas Dievo žodis, kurį aš parašiau Facebook'e, jeigu jis būtų iškart eliminuotas nutilę, aš jį kalbėjau 1000 kartų. Ta prasme, tas žodis įgavo tokią sklaidą. Taip, Dievas veikia neįtikėtinais dalykais. Ir kaip jinai liudijo ir sako, aš iš tikrųjų pamačiau, kad Dievas vykdo savo pažadus. Tai jos tokie žodžiai buvo, nebijokite. Labai ačiū už diskusiją ir konferenciją. Aš dabar pateiksiu jums labai konkrečius faktus ir labai nesenus faktus. Tai kad mes sakom, kad norima išeliminuoti ir girdėtis tik viena kalba. Ir aš turėsiu labai konkretų klausimą, tik tai trumpa labai įžanga, kad suprastumėte, apie ką eina kalba. Švietimo ministerija patvirtino gyvenimo įgūdžių programą, Vytauto Didžiojo universiteto švietimo akademija gavo teisę mokyti mokytojus, tai dar 10 kreditų programa gyvenimo įgūdžių taikymas bendrajame ugdyme. Ir Nacionalinė švietimo agentūra, sutikdama, kad švietimo akademija mokytų mokytojus, konkrečiai paprašė, kad į lytiškumo ugdymo segmentą šitos programos būtų įtraukta edukacijos ir įvairovės namai, kurie turi lytiškumo sampratą netitinkančią konstitucijos, netitinkančią tiesos, kitaip sakant. Tai yra, kad galima pasirinkti lytį. Taigi pati gyvenimo įgūdžių programa yra parašyta lyčiai neutralia kalba, nėra berniuko mergaitės, nėra vyro moters.
ir manęs paprašė, kad aš atspindėčiau kitą nuomonę šitam segmente. Man davė 2 valandas. 2 valandas iš 10 valandų iš viso yra šitam segmentui. Visos valandos eina gyvenimo įgūdžių programai, tai yra edukacijos ir įvairovės namams, o, reiškia, 2 valandos man. Lygis yra, tai aš kalbėjau apie tai, jeigu mes dabar kalbam apie sąžinės informuotumą, aš kalbėjau apie tai, kad yra vyrai ir moterys yra skirtingi, pasiremdama naujausiais neuromokslo duomenimis, taip pat fiziologija. Gyvenimo įgūdžių programai yra pateikta tik anatomija lytinių organų. Jie nekalba apie giliai, apie skirtumus ir taip toliau. Poreikiai yra vienodi, berniukams, mergaitėms. Tai yra tiesiog neutralus asmo, kurie turi vienodus poreikius. Ir aš pradėjau aiškinti, kad tai yra išeidama iš meilės pozicijų, išeidama į tai, kad lytiškumas yra pasaulyžiūrinė kategorija. Ir kad, reiškia, būtent tai, ką jūs sakote šiandien, tiesa, jeigu nėra tiesos apie žmogų, tai veda į totalitarizmą. Taigi vakar rektorius sulaukė skundo iš LRT žurnalistės Domantės Platukytės. Klausimai, kuriuos turėjo sakyti rektorius. Kaip universitetas vertima mokymuose nuskambėjusias frazes, ar pritarėte jiems? Kokią kompetenciją kalbėti apie lytiškumą turi teologijos dėstytoja? Ar universitetas neturi kitų ekspertų, kurie nusimano šiuose temose? Ar manote, kad kalbėjimas apie šitas lytiškumas ir kokią žinutę siunčia mokytojams ir mokiniams? Kas uždegė žalę šviesą dėstytojos vedamoms paskaitoms, tiek universitete, tiek paskaitose mokytojams? Ar universiteto vadovybė patenkinta dėstytojos vedamais kursais ir mokytojais mokymais? Ar universitetas kalbėsi su dėstytoja apie vedamų mokymų tikslus ir kokybę? Ar turite priekaištų? Ar dėstytoja toliau ves paskaitas mokytojams? Taigi vakar rektorius turėjo atsakinėti šitos klausimus, nes žurnalistė pasakė, kad spausdins straipsnį tuoj pat. Kol kas dar straipsnis neišėjo, bet straipsnis išeis, aš suprantu, tuoj pat. Taigi mano klausimas, kokie yra konkretūs instrumentai man apsiginti tiesą apie žmogų ir lytiškumą, apginti tai, kad vyras ir moteris yra skirtingi ir tai, kas yra visiškai nutylima visose programuose, nepaprastai kenkia moters sveikatai, pirmiausia moters. Todėl, kad jeigu jau mes kalbam apie tai, kas yra netgi išdėstyta kvalifikaciniuose reikalavimuose, kuriuos suformulavo Nacionalinė švietimo agentūra universitetui, tai yra tai, kad teisė į lytinius santykius turi būti pagrįsta abipusiškumu, tai yra susitarimu, ten apie žmogaus orumą nekalbama. Jau netgi prieštarauja, galima sakyti, baudžiamąjį teisį, nes vaikas iki 16 metų neturi teisės duoti sutikimo. Taigi dalykai yra labai rimti ir nėra visiškai pateikiama gilių naujausių mokslo žinių apie skirtumus mūsų. Tai mano klausimas būtų toks, kokius aš turiu konkrečius instrumentus apsiginti išskyrus tai, ko aš pasinaudosiu, tai yra visuomenės informavimo įstatymas, kuris prašyti teisės į atsakomąją nuomonę. Šituo aš pasinaudosiu. Kokie yra dar instrumentai? Birutė, aš sakyčiau, žiūrėti į šitą atvejį kaip galimybę pačiam universitetui. Universitetas galbūt gali pačią gražiausią dabar turėti šansą minėto atvejo kontekste, pakalbėti, o kasgi yra universitetas, su Vytauto didžiojo universiteto šūkiu Artes liberales. Tai jeigu jūs tikrai kalbate apie laisvuosius menus ir laisvą diskursą šitame universitete ir kiekviena nuomonė turėtų būti išgirsta, aš girdžiu, kad jūs eliminuojat kitą nuomonę. Ar tas tiesa? Aš tai pradėčiau kalbėti rektoriaus minėje. Ir jeigu mes kalbam apie laisvosius menus ir artes liberales, tai Vytauto didžiojo universitetas dėl šio identiteto turi nuomonę ir dėl to nesiprašinėja, nes jeigu jis jos neturėtų, jis nebūtų universitetas. Aš gal dar, Birutė, pridėčiau, kadangi davėt susipažinti su šituo atveju, jūs nepaminėjot vieno tokio labai... Manau, visus klausimus, kuriuos jūs įvardinot, LRT turi teisę užduoti.
Nes, tiesiog kyla tokie klausimai, bet jūs nepaminėjot vieno labai svarbaus dalyko, kad turit duoti atsakymą per valandą, šiandien straipsnis bus šį vakarą. Ta prasme, ten 10 klausimų, trumpas situacijos aprašymas ir jūs per valandą greitai duokit visus atsakymus, nes straipsnis išeis šį vakarą, ta prasme. Tai šitoj vietoj, tai mes grinai matom tam tikrą cancelinimo formą, ar ne? Yra pateikiami klausimai, kurie laisvoj visuomeniai tikrai gali būti pateikiami ir juos reikia duoti atsakymus. Kokius atsakymus? Tai čia, sakykime, arkivyskupas pateikė vieną nuomonę, turėtų vykti diskusija universitete, bet šitai kaip veikiama yra, tai čia man atrodo yra visa šaknis atskleidžianti visą esmę, ar ne, kad žurnalistė paskambina viešųjų ryšių atstovui universitete, duoda valandą atsakyti į 10 svarbių klausimų, grasina, kad jeigu neduosit, nepareikšit nuomonės, tai straipsnis išeis šiandien, čia nėra diskusija. Čia iš tikrųjų nėra diskusijos, nėra galimybės pateikti argumentų, nėra galimybės pateikti nuomonės, nėra galimybės pateikti priežasčių, ta prasme, šitoj vietoj. Tai man atrodo, šitą atvejį reikia kalbėti ir apie tai, kad taip negalima elgtis laisvoj visų. Klausimas paskutinis yra grasinantis, ar ir toliau jinai dėstys maždaug. Tai čia jau pasiūlymas aiškus, jin toliau turi nedėstyti. Tai čia, bet sureagavimas, aš žinau, kad čia jau dabar tie, kurie praėjo tuos kryžiaus kelius, turit sakyti, kaip tą sutrumpinti kelią, kad prie pirmos stoties užbaigti reikalą, nes jeigu eisim iki galo, reiks Birutę nuimti nuo kryžiaus. Aš atsiprašau, ji neturi teisės reikalauti žurnalistę, ji turi iš anksto paduoti klausimus ir juos pasiruošę atsakyti, neturi teisės šitą pasakyti. Ji neturi teisės. Tauras. Aš truputį prie Birutės temos. Prie visų 3 laisvių, kurias čia mes nagrinėjom, reiktų pridėti ir akademinę laisvę. Toks paprastas pavyzdys, apie 60 metus profesorius Ivanauskas Medicinos institute pradeda gruodžio 25 paskaitą. Kolegos, aš jūs sveikinu su šventom kalėdom. Įvykis, viena paskui žinoma partijos veikėja studentė rašo skundą rektoriui, kaip gali toks tamsybininkas dėstyti institute. Januškevičius šitą dalyką numuilina, praeina viskas. Praėjo 60 metų. Skaitau vienoje gimnazijoje apie kontraceptikus paskaitą. Mano sūnus, ten draugės klausė, sako, žinai, ten tavo tėvas skaitė. Jis iš bet kurio normalaus Europos universiteto būtų išmestas tuoj pat už tą, ką jis ten kalbėjo. Ir man tai buvo toks kultūrinis šokas, bet paskui galvojau, kažką netai padariau. Ir aš galvojau, kad visos operos prasideda nuo vertiūros. Tai aš dabar tas visas paskaitas pirmiausiai pradedu nuo Stokholmo sindromo, kad tai buvo fiziškai paimti įkaitai. O yra dabar tokiu atveju, kai protas yra paimamas įkaitų ir stoja to pagrobėjo pusėn. O dar vienas variantas, pradedu kalbėti apie akademinę laisvę, tai čia yra, grinai, ačiū profesoriui Matsui, kuris šią vasario 16 tokią pranešimą puikų pas mus universitete perskaitė. Ir kad kuo skiriasi universitetas nuo statutinės organizacijos. Jeigu universitetas būtų statutinė organizacija, tai mokslas sustotų. Tai toks mano pasiūlymas. Gera pastaba apie universitetą ir statutinę organizaciją, nes man regis, kad tomis statutinėmis organizacijomis norima paversti vis kuo toliau, tuo vis daugiau institucijų. Ir aišku, čia jau atskira kalba, tai yra tie vidinės tvarkos, vidiniai etikos kodeksai, kurie, ir kuo toliau man toks įspūdis, kad vis įsivaizduojama, kad institucijoje dirbantys ar turintys kažkokias tai santykius su įvairiom institucijom žmonės, jie turi būti kaip ir baudžiauninkai, kažkokia tai nauja baudžiava sugrįžta naujomis formomis, ne tik tais darbą atlikti ar tenais paslaugas daryti, bet kartu tu jau turi priklausyti ir savo sielą, kūnų ir savo sąžinę jau atiduotą institucijai. Tai tokia, aš regiu tokią tendenciją, ji negera, bet aišku, čia jau kitos diskusijos tema, nes norėjau reaguoti, nes mes jau šiaip turėtumėm ir baigti pagal laiką. Baigiam? Dar vienas klausimas, atsiprašau. Oi. Sveiki.
Aš gal ne klausimą, bet pastebėjimą noriu pasakyti. Tai turbūt ne pirmas ir ne paskutinis laikmetis, kada krikščionys yra persekiojami ir visi tiesos žmonės yra persekiojami už tiesą. Ir visada ir visais laikais buvo svarbu tokiems žmonėms turėti bent vieną instituciją, kuri padėtų jiems apsiginti. Ar tai būtų bendruomenė, ar tai būtų profsąjunga, bet turbūt klasikinė institucija, kuri visada ir visais laikais, bet kokiom režimo sąlygom arba tariamos demokratijos sąlygom gynė tokius žmonės, tai buvo bažnyčia. Ar katalikų, ar kita bažnyčia, visą gyrė žodžio, religijos ir sąžinės laisvę tokių žmonių. Ir kodėl aš tą dalyką sakau, todėl kad Birutės atvejis, kuris dabar ir tas puolimas prieš Birutę, iš tikrųjų galbūt jo nebūtų buvę, arba jis būtų mažesnis, jeigu svarstant gyvenimo įgūdžių programą ir ją priimant, mes būtume išgirdę labai aišku ir tvirtą katalikų bažnyčios žodį. Nes šita programa, realiai, jinai de facto pažeidžia religijos laisvę, nes nesudaro galimybės mokykloms, kurios vadovaujasi katalikišką paradigmą, turėti katalikišką paradigmą paremtą lytiškumo ugdymą. Šita programa nesudaro galimybės tėvams pasirinkti tarp lytiškumo ugdymo programų, reiškia neatsižvelgia į jų sąžinės ir religijos laisvę. Ir šita programa neleidžia tėvams realizuoti savo konstitucinės teisės, auginti vaikus pagal savo religinius dorovinius įsitikinimus. Tai dėl šitų 3 priežasčių savo laiku ir vietoje turėjo būti pasakytas katalikų bažnyčios balsas ir man liūdna, kad to balso iki šiol pasakyto nėra. Ir žmonės, kurie rizikuoja savo, sakykime, akademinę karjerą arba profesinę reputaciją, jie šitoje vietoje yra palikti vieni. Ir sakyti, kad jie, čia yra jų sąžinės kova ir jie turėtų tą kovą kovoti, neduodant institucinės atramos, kai čia yra ne tik tai, sakykime, kažkoks, dviejų, akademikų nesutarimas, o čia iš tikrųjų yra politinė kova ir naudojama politinė galia pasiekti tą rezultatą, prieš kurią paprastas žmogus neturi galimybės atsilaikyti, tai nėra gerai. Tai aš labai tikiuosi, kad tai, ką aš pasakiau, bus išgirsta ir atitinkamai sureaguota. Ačiū. Ačiū. Labai gera pastaba, iš tikrųjų, aš sakyčiau, toks susirinkimas kaip šis iškelia reikmę, tai vis tiek yra dvasios kalbėjimas mūsų tarpe, mes tikimės, ir galėtų būti priežastis bendrai pasikalbėti, kaip tas galėtų balsas bažnyčios atrodyti, ir sukomponuoti dokumentą ar pranešimą ar kreipimąsi, jau kokia forma bus pasirinkta, ir tada tuo būdu, kreiptis į visuomenę, jau sakykime, iš bažnyčios, iš jos narių vyskupam pritariant. Tai aš pritariu, priimu ir manau galėtų būti galbūt net ir šio susitikimo vaisius, kas buvo iškelta kaip vienas iš namų darbų, kurie tinka šiai mūsų diskutuojamai būtent temai. Dėkui, ar dar būtų klausimų? Ne, klausimų nėra, tai pasiūlymas labai aiškiai nuskambėjo, mes turime 25 minutės iki šventų mišių, 24, tai galite apie tą pasiūlymą irgi padiskutuoti, 12 val. Šventos mišios, po to pietus ir vėl mes susirinksime ir padiskutuosime toliau, nes daug klausimų ir rimtų klausimų dar lieka, kuriuos turėtumėm bent jau kažkiek tai padiskutuoti ir pasvarstyti. Ačiū Jums.